Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ar prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Na, šitos dvi kartu pasėmė, tai mes jas taip ir paliksim. Tai va, rinkitės kaip jūs mėgstat ir kada norit. Skaitau po vieną. O, tai velniūkštis. Toks kipšiukas. Jis mums rytoj duos tokią įdomią dienelę, kai mes turėsim įtaką kitiem. Aš pasakiau mes, jo. Nes mes tai visi, mes čia irgi. Tai va, dabar kalbėsim apie jūs. Aš jau savo nusprendžiau, ką darysiu. Tai va, jūs rytoj turėsi tokios šelmiškos galios. Tarytum įtikint kitus, kaip jie turi daryti, kad jum įsiteiktų. Na, gal neįsiteiktų, kad jum iš to būtų kažkokios naudos. Kad koks nors pardavėjas jum pigiau parduotų. Na, ką jūs ten perkat? Mašiną, namą, na, čia per vieną dieną paprastai. Nors irgi gali būti, kad jūs rytoj kaip tik ir sutarsit kainą. Ir jūs tą savo įtaką taip panaudosit, kad niekas net nesupras, kad jūs čia vadovaujat. Jūsų pardavėjas manys, kad jis tiesiog, toks geras žmogus. Tada ir kitose vietose taip pat. Gal jūs kokį oponentą įtikinsit, kad jis ne visiškai teisus, o kad tai jūs teisus ir teisingai darot. Tai va, jeigu jūs reklamos davėjai, tai kaip tik paskleisit savo reklamą taip, kad visi ją pamatys. O jau jeigu jūs politikai, tai iš viso jūs įtikinsit bet ką, kad jūs čia valdžia ir kad jūs tikrai žinot, ką daryti. Na, labai daug pasakiau ir čia nebus jokios piktos užmačios. Tiesiog tokia bus jūsų valia. Va tokia linksma, šelmiška valia. Stebėkit, jum tai patiks. O tai iš viso tokia ypatinga diena, ypatinga korta, jum duoda dar vieną šansą. Jeigu jūs ko nors neatlikot, jeigu jūs ko nors nespėjot, jeigu jūs ką nors pamiršot, ar gal kažkaip jums nepasisekė tą padaryti, tai rytoj jūs galit imti ir viską perdaryti puikiausių būdų. Jeigu jūs prisėdot, priklupot ar kažkaip pavargot, tai jums rytoj visą tai išties ranką ir sakys, einam, aš tau padėsiu, tu viską gali, tu viską padarysi ir viskas kuo puikiausiai susiklostys. Jums reikia tik tai duot tą ranką, kai jums jinai bus ištiesta. Jūs pakels, jūs pakylės, jūs netgi pamėtės link jūsų tikslo, link jūsų reikalų susitvarkymo. Tiesiog sakys, žmogau, kelkis ir eik, tu viską gali. Tu gali, ką tu nori padaryti ir gali, ką nori nuveikti ir net kaip nori atrodyti ir net kaip nori būti iš viso šitam pasaulį. Būtinai pastebėkit šitą momentą, būtinai jį įvertinkit. Tai neišvengiamai jūs sužavės. Taip, čia mano mylimoji pentaklių karalienė. Tai karalienė, kuri moka sutvarkyti, visus savo finansus suvaldyti. Tai čia mažiausiai ką jinai gali padaryti. Jau kad jinai visus savo materialinius reikalus sutvarkius, tai čia nėra net kalbos. Bet jinai turi tiek energijos ir tiek tokios neaprėpiamos meilės, kuria jį dalinasi su visais. Jūs rytoj va šito ir tapsit asmeniu. Kad ta šiluma, kad tas kaip toksai jaukumas, nuo jos tiesiog spinduliuoja.
Jūs tiesiog tapę šitą karalienę, rytoj tapsi tokiais turtingais ir tokiais dosniais, kad visi, kas priartės prie jūsų, pasisems jūsų energijos ir jūsų šilumos. Ir jūs tai nudžiugins, ir visus aplinkinius tai nudžiugins. Na, jūs pažiūrėkite į šitą grožį. Argi ji netobula? Tai jūs rytoj būsit va tokie, va tobuli ir tobulos. Ir džiuginsit visus ir džiaugsitės patys. Tai tikrai didelio turto korta. Va, kur jis. Tai mokytojas. Tai toks žynys, jau viską išstudijavęs, visko paragavęs, visko išmokęs, visko išbandęs, toks ir jogas, ir filosofas, ir kas tik tai nori. Jam paslapčių jau neliko. Tai žinokit, gali būti, kad tai jūs esate tas asmuo, tas žynys, tas žinovas, tas, kuris jau taip gerai pažino pasaulį, kad mato, koks jisai puikus, koks tas pasaulis žavus, koks jisai net juokingas, kaip čia nėra jokių problemų, jeigu mes jų nesusikuriam. Jūs rytoj pamatysit, kad jūs jau viską žinot ir pažįstat, ir kad tai, ką jūs laikėt kažkokiu neįvykdomu uždaviniu, yra labai paprastas dalykas. Jūs tai labai nudžiugins. Ir gali būti, kad jūs net norėsit šitą žinią su kitais pasidalinti. Tai pasidalinkit, nebijokit. Žinoma, kažkas jūsų neklausys, kažkas jūsų iš viso neklausys, bet tai jums niekaip netrukdys. O kažkas galbūt ir išgirs ir sakys, aha, kodėl tu čia toks laimingas? Šitam pasauly gal tu žinai, kaip ir man laimingų pasidaryti, ir tada jūs galite atskleisti tą paslaptį. Bet galite ir neatskleisti, galite sėdėti ir džiūgauti savo vieni, galite pasidžiaugti kartu su kitais. O, tai ir viskas.